Kaipgi jūs jaučiatės šiandien savo gyvenime, šio žodžio akivaizdoje? Ar jūs galvojate, kad esate teisus? Mums žmonėms tai reikėtų labai gerai suprasti, kad mes negalime savo išmintimi ir netgi taikant dieviškus išminties principus savo gyvenime, negalime būti išgelbėti pačiu taikymu. Jeigu Dievas nebūtų parodęs maloningumo ir neatsiuntęs vienintelio tokio žmogaus, kuris būtų įvykdęs Dievo akise teisingumą, nei vienas iš mūsų negalėtume šiandien prieiti prie tos malonės, nei vienas iš mūsų negalėtume patirti to nuostabaus išgelbėjimo, kurį galime turėti ir apie kurį jau šiandien čia gyvendami žemėje galime žinoti. Kiekvienas ateinantis pas Kristų sumoka kainą. Išsižada savo vidinio aš, savo įsitikinimų, filosofijos, žinojimų, nuomonių, nes nori pažinti, koks Kristus yra, koks Kristaus reikalavimas žmogui. Tai vadinama gimimu iš naujo, kada žmogus paaukoja save, pripažįsta, kad pats yra nevertas, paprašo, kad Viešpats ateitų į jo gyvenimą ir per savo žodį, šio žodžio dvasią valdytų ir vestų žmogų. Ar esate toks žmogus? Ar Biblija yra kasdienis jūsų skaitinys ir ar šventoji dvasia yra jūsų vadovas? Būtinai atraskite atsakymus į šios klausimus. Net didžiausias nusidėjėlis gali ateiti pas Dievą. Dėl Kristaus mirties ant kryžiaus šventas Dievas daugiau nepasmerkia mūsų, bet išgelbsti tuos, kurie ateina pas jį. Jums nieko nereikia daryti, kad palenktumėte Dievą savo pusėn. Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų. Dievas gali ir nori jūs išgelbėti. Žmogui tereikia pas jį ateiti. Dievas nemėgins jums atkeršyti. Jis nenori jūsų bausti ar skriausti. Dievas kviečia pas save viso pasaulio žmonės. Dievas iš jūsų prašo tik vieno - atsigręžti į jį, visiškai nepriklausomai, kur jūs gyvenate. Nereikia lieti ašarų, kad suminkštintumėte Dievo širdį. Jis myli jūs ir nori jūs išgelbėti. Štai ką pasaulis privalo išgirsti. Pasaulis sutaikintas su Dievu, tačiau žmonėms būtina atsigręžti ir tikėjimu ateiti pas jį. Dabar mylintis Dievas gali ištiesti savo rankas į pražuvusį pasaulį ir tarti: jei patikėsite mano sūnumi, kuris numirė už jūs, jei ateisite tikėdami jo auka, aš jūs išgelbėsiu. Dievas neišgelbsti mūsų savo meilę, jis gelbsti mus savo malonę. Iš tikrųjų tai dar nuostabiau. Vaikystėje iškrėtęs kokią nors šunybę užsitraukdavau tėvų nemalonę. Tačiau Dievas visuomet maloningas man. Galiu prarasti bendravimą su juo, mat nuodėmė nutraukia bendrystę, bet niekuomet nepraras jo malonės. Galiu nuliūdinti šventąją dvasią, tačiau visuomet yra galimybė grįžti pas jį. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių, rašoma 1 Jono laiške, 1 skyriuje 9 eilutėje. Jei sakome, kad bendraujame su juo, o vaikščiojame tamsoje, meluojame. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Rašoma 1 Jono laiške, 1 skyriuje, 7 eilutėje. Jei aš įsigilinu į Dievo žodį ir matau, kad daug kur elgiuosi netinkamai, Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mane nuo visų nuodėmių. Kodėl? Dėl Dievo malonės. Jis apstus malonės ir gailestingumo.
Dievas laiko ištiesęs rankas į pražuvusį pasaulį ir sako, galite ateiti, jei eisite mano nurodytų keliu. Leiskite priminti jums, jog tai Dievo visata ir jis tvarkosi joje kaip nori. Galbūt jums atrodo, jog žinote geresnį būdą, bet bėda ta, kad neturite visatos, kurią galėtumėt valdyti. Dievas nustato taisyklės savo visatoje, todėl jums reikia ateiti pas jį jo nustatytų būdų. Dievas myli jūs. Negalite jam uždrausti jūs mylėti lygiai, kaip neturite galios uždrausti saulei šviesti. Tačiau galite pasislėpti nuo jo šviesos. Žmogus nepatiria Dievo meilės, jei daro nuodėmes, nevykdo jo valios ar atsuka jam nugarą. Jei eisite pas Dievą per Kristų, jis išgelbės jūs ir jūs patirsite Dievo meilę. Dievas apstus gailestingumu. Jis pakėlė mus iš dvasinių kapinių. Dabartinė mūsų padėtis apibūdinama taip. Mus prikėlė gyventi su Kristumi, prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. Kaip minėjau, Dievo įsakymai atskleidžia jo valią, tačiau jie nėra visa Dievo valia. Čia Paulius sako, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas pagal gyvenimo Kristuje Jėzuje pažada. Galbūt jums kyla klausimas, kaip priimamas pažadas. Mėly bičiuliai, jis priimamas tikėjimu. Tai vienintelis būdas įgyti amžinąjį gyvenimą. Dievas jums siūlo jį dovanai, o dovana priimama patikint jos davėjų. Taip pat ir amžinasis gyvenimas priimamas patikint jo davėjų. Viešpats Jėzus suteikia jums amžinąjį gyvenimą, kai patikite juo kaip gelbėtoju, iškentusiu bausmę už jūsų nuodėmę. Šiandien jis mainais į jūsų tikėjimą gali pasiūlyti jums dangų. Tikėdami juo ir eidami pas Dievą jo nurodytų keliu, atiduodate jam garbę. Taigi, bičiuliai, žodžiai pagal gyvenimo Kristuje Jėzuje pažadą aiškiai rodo, kad amžinąjį gyvenimą galima įgyti tik per Jėzų Kristų. Dievas juk davė mums ne bailumo, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasią. Savitvardos dvasia yra susivaldymas, drausmė. Mes turėtume būti drausmingi krikščionys, o ne savo emocijų vergai. Sutramdydami savo jausmus mes neleidžiame emocijoms užvaldyti mūsų ir sutrukdyti mums daryti tai, ką turime daryti. Senojo testamento laikais jis buvo slėpinys, tai yra neatskleista paslaptis, tačiau Naujajame testamente šis nutarimas atskleidžiamas. Žodžiai, kuri dovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus reiškia, kad Dievas visą laiką turėjo parengęs mums šį planą. O gal stengiatės išsigelbėti savo gerais darbais? Jums leidus pakartosiu, ką sakiau anksčiau. Žmogus negali būti išgelbėtas dėl savo tobulo paklusnumo, nes tobulas paklusnumas jam nepasiekiamas. O netobulas paklusnumas žmogaus neišgelbės, nes toks paklusnumas nepriimtinas Dievui. Vienintelis šią dilemą išspręsti gali tas, kuris sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Tai Jėzaus žodžiai. Jei mes su juo numirėme. Galbūt paklausite, kada mes su juo numirėme. Beveik prieš 2000 metų, kai mūsų viešpats buvo nukryžiuotas. Kuomet mes ateiname pas Kristų ir priimame jį kaip savo gelbėtoją, jo mirtis tampa mūsų mirtimi. Mes sutapatinami su juo ir prikeliami naujam gyvenimui. Tai reiškia, kad šiandien viešpats nori gyventi per mus šventosios dvasios galia.
gelbsti vienintelis tikėjimas. Tačiau gelbstintis tikėjimas nelieka vienišas. Bet jeigu ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsiginti. Dievo žmonėms reikia laikytis esminių tiesų ir nesiginčyti dėl tuščių žodžių, filosofijų ar nežymių skirtumų. Mielas bičiuli, norint suprasti šventąjį raštą, be galo svarbu įžvelgti skirtumą tarp įstatymo ir malonės. Viešpats Jėzus suteikia jums amžinąjį gyvenimą, kai patikite juo kaip gelbėtoju, iškentusiu bausmę už jūsų nuodėmę. Šiandien jis mainais į jūsų tikėjimą gali pasiūlyti jums dangų. Tikėdami juo ir eidami pas Dievą jo nurodytų keliu, atiduodate jam garbę. Dievas juk davė mums nebailumo, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasia. Savitvardos dvasia yra susivaldymas, drausmė. Mes turėtume būti drausmingi krikščionys, o ne savo emocijų vergai. Žodžiai, kuri dovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus, reiškia, kad Dievas visą laiką turėjo parengęs mums šį planą. Žmogus negali būti išgelbėtas dėl savo tobulo paklusnumo, nes tobulas paklusnumas jam nepasiekiamas. O netobulas paklusnumas žmogaus neišgelbės, nes toks paklusnumas nepriimtinas Dievui. Vienintelis šią dilemą išspręsti gali tas, kuris sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Tai Jėzaus žodžiai užrašyti Jono Evangelijos 14 skyriaus 6 eilutėje. Dievo vaikas gimsta į Dievo šeimą, kai patiki Kristumi. Stiprėk Kristaus Jėzaus malonę. Jei manote, kad galite tvirtai sukasti dantis ir savo jėgomis gyventi krikščionišką gyvenimą, anksčiau ir vėliau smarkiai nusivilsite. Jei galvojate, jog pakanka įsisavinti kelias taisyklės ar kelias gudrias novatoriškas idėjas, kad taptumėte subrendęs krikščionis, žinokite, jog jau pakliuvote į klastingas legalizmo žabangas. Nei Pauliaus laiškuose, nei visoje Biblijoje nėra taisyklių, kaip gyventi krikščionišką gyvenimą. Mes esame, jeigu esame, išgelbėti malonę. Ir dabar turime gyventi Dievo malonę bei stiprėti ją. Kai girdžiu krikščionį sakant, aš nedarau šito, to ir ano, laikausi visų taisyklių, iš karto suprantu, kad jie nedaug tenutuokia apie Dievo malonę. Tie žmonės savo jėgomis stengiasi gyventi krikščioniškai. Paulius sako, stiprėk malonę, kuri yra Kristuje Jėzuje. Tačiau turime suvokti, jog negalime atlikti Dievo darbo be Dievo malonės. Ji Dievo vaikams būtina visose gyvenimo srityse. Galbūt jūs esate savimi nusivylęs. Jei taip, vadinasi, tikėjote savimi, nors neturėtumėte to daryti. Reikia gyventi Dievo malonę. O galbūt esate netekęs drąsos, jei taip vadinasi, netikite Dievo žodžiu ir tuo, kaip suteikiami palaiminimai. Manėte, galys viską padaryti savaip, o dabar netekote ryžto. Stiprėkite Dievo malonę. Viešpaties tarnui nedera kivirčytis, bet reikia su visais elgtis maloniai, stengtis pamokyti, būti kantriam, švelniai aiškinti prieštaraujantiems. Dievas duos jiems atsiversti, pažinti tiesą. Antras laiškas Timotiejui, 2 skyrius 24-25 eilutės. Jei ginate tiesą, turite aiškiai duoti žmonėms suprasti, kokią poziciją užimate. Nebūkite bailys.
Ginkite tiesą, tačiau švelniai aiškinkite prieštaraujantiems. Stengdamiesi laimėti žmogų Kristui, nesiginčykite su juo. Jei jis su jumis nesutinka, nesišiauškite, tik skelbkite jam Dievo žodį. Ir jie prablaivės nuo velnio žabangų, kuriuose vergavo jo valiai.